Iš tiesų turim rekordinį dalyvių skaičių ir ačiū Jums labai. Ačiū visiems, kurie tiki šiuo renginiu, kurie ateina čia ne tik išgirsti naujienų, kurias mes Jums ruošiame rengdamiesi šiai konferencijai, kurią ruošia pranešėjai, labai atsakingai iki paskutinių vakarų tikslina informaciją. Ačiū tiems, kurie įsigijat bilietus dar neturėdami programos, nes visą laiką man tai yra rodiklis, ant kiek bus sėkmingas renginys, kai mes paskelbėm Save the Date ir pradedam tą išankstinį platinimą. Tai ačiū tiem pirmiem 40 dalyvių, kurie patikėjot. Iš tiesų, Ignas truputį užsiminė, tai šiandienos matyt konferencijos leitmotyvas, kuris eis per daugumą turbūt pranešimų, pradedant pirmuoju iki pat paskutinės diskusijos, kurią mes turėsim su pagrindiniu politinių partijų, kurios reitinguojamos kaip ateinančio Seimo dalyviai, kurie perina tą kartelę, kurie formuos koaliciją, kažkuris tas miksas bus ir tai labai aktualu mūsų darbotvarkiai. Leitmotyvas bus saugumas turbūt ir nieko keisto apie tai tikrai dabar daug informacijos ir viešoj erdvėje ir daug galbūt spekulacijų, tai šiandien turėsim ir krašto apsaugos ministrai paprašysime išsklaidyti tas galbūt spekulacijas ir atsakyti į klausimus, galbūt nuraminti ir padrasinti. Padrasinti, dalyvauti tame saugumo kūrime nacionaliniu lygmeniu. Labai ačiū tiems nariams, kurie tai jau daro ir prisideda. Pirmiausia, kalbu apie tuos, kurie prisideda prie karinių miestelių, prie poligonų statybos, kurių pastarą savaitę net 2 buvo atidaryti nauji. Kalbu apie viešą privačią partnerystę, kuri dabar, aišku, patiria tam tikrą reputacinį iššūkį. Ir karinė infrastruktūra turbūt padeda paneigti tuos mitus, kurie kitose objektuose dabar atsitikę yra dėl mums suprantamų ir žinomų priežasčių. Tai štai, tai partnerystė yra ta gija, kuri mus jungia ir kuri yra atsakymas į tuos klausimus. Būsto rinka laukia matyti ir to atsigavimo, apie kurį mes turbūt kalbėsim ir pirmuose paneliuose, kas tai galėtų būti, ar tai bus mažėjantis Euriboras, ar tai bus vokiečių brigada, kuri mums čia plūstels naujų potencialių klientų, apie tai irgi nemažai šiandien kalbėsim ir tas galimybės išlukštensim. Šitie metai ypatingi, jie yra rinkiminiai metai, truputį užsiminiau, jie yra rinkiminiai ir kažkieno yra pabaiga kadencijos, kažkieno yra pradžia. Dėl to labai dėkoju, kad yra ir visas aplinkos ministerijos žiedas ir ministras ir viceministrės, kuri dalyvaus viena iš jų ir diskusijoje ir kviečiu likti visoje konferencijoje ir girdėti sektoriaus nuogastavimus, patarimus ir prašymus, kuriuos mes kaip organizacija atnešame. Tai norisi, kad šitie 350 kardu akių ir burnų, kurie jums taip pat gali tai pasakyti ir paliudyti mūsų atnešamą žinę, jie taip pat būtų reikšmingi ir prasmingi. Nes pokyčiai, kaip ir sakiau ministrui kažkada, kad darome arba pradžioj kadencijos, arba pabaigoj. Tai pabaigą irgi reikia išnaudoti, nes pradžia dažniausiai taip pamažu, kol įsivažiuoja, pabaiga yra geras laikas taip pat tam tikrus tvirtus pagrindus padėti ateičiai ir kad būsima kadencija, būsimi politikai nebegalėtų taip greitai pakeisti arba atsitraukti nuo politinio, sakykime, tikslo. O saugumas ir būstas tame saugume, aš manau, kad yra vieni iš kertinių. Kaip vakar sakiau vienoj diskusijai, kurią organizavo politinės partijos apie saugumą, tai saugus miestas, saugi šalis yra pilna šalis. Tai yra pilna gyventojų, pilna investicijų, pilna užsienio investicijų, nes kai jos čia yra, tada yra motyvas jas ginti. Kai čia yra gyventojai, kai čia turi turtą, jie tada gina tą savo šalį ir gina savo turtą, o ne kažkur tai perka būstą toli užsienyje ir galvoja apie tai, kai tik tais kažkas tai čia pradės kažkokie tai neramumai iš karto kelti sparnus ir išvykti. Tai turbūt apie tokią Lietuvą mes nenorime kalbėti, bent aš taip tikiuosi, kad šita bendruomenė tokia yra. Tai ačiū labai Jums dar kartą. Nenoriu užimti eterio, nes čia tikrai bus daug įdomesnių ir vaisingesnių pranešimų ir diskusijų. Aš pats porą kartų dar sugrįšiu ant scenos. Tai pasiliksiu galbūt savo kelias pastabas ir vėliau. Tai ačiū Jums ir naudingo, sėkmingo, pažintingo, susipažinkit visi, kas dar nesat pažįstami mūsų mažoje rinkoje renginio. Linkėjimai nuo LNTPA. Ačiū.